Pastaruoju metu labai populiarėja medicininis turizmas ir žmonės galvoja, kad išvykus atostogų galima išspręsti labai daug bėdų vienu kartu. Na, pavyzdžiui, išskrendu į Turkiją pasideginti, pailsėti ir tuo pačiu susitvarkau dantis. Arba išvažiuoju kažkur aplankyti giminių į netolimą užsienį ir tuo pačiu pasisugydau dantis. Deja, dažnai šitos turistinės kelionės neatneša tikėtos sėkmės, džiaugsmo ir laimės, nes grįžus namo baigėsi ne tik kelionių įspūdžiai, bet parsivežamos ir visos komplikacijos. Kadangi dirbu didžiausiam centre Vilniui, į kurį suplūsta visos komplikacijos iš visur, tai mes šitų pacientų tikrai matom labai daug. Ir jų pasitaiko bent kartą per mėnesį, tai tikrai, o atostogų tuo aktyvesnių sezonų ir dažniau ir daugiau. Jų pasitaiko įvairių ir su ūmiom komplikacijom, kur gydymas buvo visai nesenai, prieš savaitę, 2 ar mėnesį. Ir, aišku, padaugėja tokių žmonių su vėlyvosiom komplikacijom, kai jau yra praėję po gydymo 3, 5, 7 ar 10 metų, kai natūraliai kažkoks atliktas gydymas pradeda reikalauti priežiūros, pradeda reikalauti kažkokių pataisymų ir tie žmonės nebegalėdami grįžti ten, kur tas gydymas buvo atliktas, atvyksta tada ieškodami pagalbos pas mus. Na, iš tiesų dabar daugelis žmonių galvoja, kad dantis yra toks dalykas. Tai yra kaip nagai ar plaukai, kur gali išvykti, susitvarkyti ir neturėti problemų visą gyvenimą. Žmonės dažnai pamiršta, kad dantis yra tokie patys organai, kaip inkstai, plaučiai, širdis, kepenys ir tiesiog galvoja, kad juos galima pataisyti arba tiesiog juos ištraukti ir pakeisti kažkuo tai, kas atstos natūralius dantis. Deja, joks protezas niekada neatstoja savo danties, dėl to, kad protezai buvo sukurti pakeisti, nepakeisti tą, ką turim, o atstatyti tai, kas prarasta. Deja, dabartinė tendencija, kai populiarėjantis gydymas, išraunant sveikus dantis, įsukam tam tikrą kiekį dantų implantų ir ant jo padarom protezą, jisai populiarėja dėl to, kad visi nori greito efekto, nori gražių dantų per dieną, per savaitę ar per valandą, kaip skelbia reklamos. Deja, bet realybėj to nebūna, nes gamta sutvėrus taip, kad organizmas turi gyti, mūsų audiniai turi prisitaikyti prie tam tikrų dalykų ir viskas, kas įvyksta greitai, dažniausiai organizmui yra didžiulis stresas ir tas rezultatas nebūna geras. Tai mes turim 2 rūšių tos komplikacijas, tokios ūmios, kurios išsivysto, sakykime, per pirmą savaitę po gydymo, nes paprastai taip ir būna, žmogus išskrido, susigydė ir po 2-3 dienų parskrido namo. Tai yra tas ūmusis periodas, kai šiaip išvis net nebūtų galima skristi, rekomenduojama ramybė, kad nebūtų slėgių skirtumo ar kažko ypatingai, jeigu vyksta operacinis gydymas, nes tai didina tinimą, didina kraujavimo riziką, didina visokių mėlynių, audinių tempimą, tuo pačiu, aišku, žaizdos atsiverimą ir tokį, sakykime, paprastą banalų žaizdos infekciją. Ką reiškia? Žaizdos infekcija reiškia, kad neprigyja. Atliktas gydymas, jisai nesėkmingas. Tai jeigu įsivaizduotume tokią situaciją, kad žmogui buvo išrauti visi dantis, įsukti ten keli implantai ir 2 arba 3 iš tų implantų neprigyja. Žmogus grįžta ir atsiveža tą protezą jau rankoje. Ir jis yra ir be dantų, ir be implanto, ir be protezo. Tai čia tos tokios, sakykime, ankstyvosios komplikacijos, kai užpuliuoja, kai ištinsta, kai pakraujuoja, kai iškrenta tie implantai. Na ir paskui yra vėlyvosios komplikacijos, kurios atsiranda po kažkurio laiko. Implantams gyjant, persitvarkant minkštiesiems audiniams, suslūksta, pasikeičia kontūras, pasikeičia dantenų padėtis, sakykime, kaulo padėtis ir lygis, atsiranda įvairūs tarpai, ta buvus graži holivudinė šypsena, jinai nebegraži, nes šypsantis kažkur matosi juodas tarpas, valgant kažkur prilenda maisto, kalbant atsiranda šveplavimas ar kažkoks diskomfortas ir žmonėms tas nepatinka, bet tai yra natūralus gydymo procesas ir šiaip žmogus, kai gydosi, tai jį gydantis gydytojas jį prižiūri, kviečia kontrolį po paros, po 3, po savaitės, po mėnesio, tol, kol įvyksta sklandžiai visas gydymo procesas. Kai mes naudojamės medicininiu turizmu, mes šitą grandį išjungiam. Nebelieka tos priežiūros, nebelieka to sekimo ir tas labai pablogina tolimesnio gydymo kokybę ir tas išeitis, kurias mes turime.
Ir pas mus tas procedūros atliekamos, kur ištraukia dantis, susuka implantus ir sudeda protezą. Tai yra vadinama tas dantų per valandą ar dantų per dieną konceptas. Tai jos pas mus tos procedūros irgi daromos, tik tai tiek, kad vėliau tas pacientas lankosi toliau pas savo gydytoją. Jis ateina, kaip sakiau, po poros, po 3, jis ateina po savaitės, jis ateina po mėnesio, jis yra sekamas ir prižiūrimas visą tą gydymo laiką. Tie, kurie išvyksta gydytis į užsienį, jie apie tai nepagalvoja, kad tos priežiūros reikės, nes turbūt tas ir nepasakoma, kad reikės, paskui žiūrėkit, reikės kažkur pakoreguoti, kažkur netitiks sukandimas, kažkur bus per aukštai, kažkur bus negražu, kažką reikės taisyti ir juk nepriskraidysi kiekvienam vizitui, jeigu Lietuvoje gali, va čia, kaip aš sakau, pro duris išėjai per 15 minučių ir pasiekei savo daktarą, o tuo tarpu, jeigu tavo daktaras yra kažkur tai už 1000 kilometrų, tai tą padaryti yra techniškai sudėtinga ir labai dažnai žmonės nebegauna nei tos priežiūros, nei net ir kartais paprasto patarimo, kurio užtektų, tarkim, man kažkas negerai, ką man daryti. Daktaras gali patarti, pasakyti ten, ar paskalauti, ar vaistų išgerti, ar jau reikia atvykti. Kai veiksmas vyksta svečioj šaly, paprastai net ir tos komunikacijos nebelieka ir žmonės lieka visai be priežiūros. Ir va tas greitis, tas ir gaunasi, kad pacientai gauna gydymą greitai, bet va su ta kokybė yra tokių didelių klausimų. Ar iš tiesų viskas, kas greitai gali būti kokybiškai? Kaip sakiau, yra tokie 3 ratai, kurie nesusikerta. Yra kaina, kokybė ir laikas. Ir visi 3 viename jie niekada negali sueiti. Jeigu bus greitai, tai greičiausiai nukentės kokybė. Jeigu bus labai pigiai, vėl greičiausiai nukentės kokybė. Nes jeigu norisi kokybiškai, tai dažniausiai reikia ir laiko, ir tas šiek tiek daugiau kainuoja. Mes dažnai nesusimastom, kad ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Jeigu aš turiu automobilį ir jo oficialus servisas yra Lietuvoje, reiškia, man viskas labai paprasta. Sugedo automobilis, aš galiu nuvežti į servisą, man pakeis detalę. Lygiai tas pats yra ir su dantų implantais. Norint, kad gydytojas galėtų padėti, reiškia, tos implantų firmos atstovas turi būti toj šalyje arba bent jau Europos Sąjungoje. Kai to atstovo nėra, mes susiduriam su problema. Kiekviena implantų sistema turi savo raktą. Kaip sakiau, labai geras pavyzdys automobilių. Audi automobilių neuždėsi Žigulio vairo ir ar ten BMW automobilių nepritaikysi Volkswageno kaladėlių. Tai lygiai tas pats yra ir su implantais. Vienos sistemos implanto negali panaudoti kitai sistemai, neprisitaiko varžteliai, netinka detalės, netinka atsuktuvėliai. Ir tas dalių trūkumas ir sukelia didžiausią problemą. Kartais mes galėtume tą problemą išspręsti ir pacientui padėti, bet mes neturim detalės, mes neturim kažkokios tarpinės kažkokio perėjimo ir taip gaunasi, kad mes liekam tokie bejėgiai pacientui padėti ir pacientas lieka bejėgis, nes, tarkim, uždėtas didžiulis masyvus, didžiuliai gražus dantis per visą žandikaulį, pacientui kažkur spaudžia, bet aš jų negaliu nuimti, nes aš neturiu su kuo jų atsukti. Nes tiesiog nežinau, kokia ten implanto sistema, pavyzdžiui, arba jinai yra, bet mes nežinom, koks atsuktuvas jai galėtų tikti, nes nėra visai universalių tų atsuktuvėlių. Ir užtat turim tų problemų, kad žmonės, kaip ir sako, jūsgi irgi dirbat, mes dirbam, bet mes dirbam šiek tiek su kita, pavyzdžiui, sistema ir tada mes nebegalim paciento problemos išspręsti. Ir tas vėlgi sukelia ir tas komplikacijas ir labai iškelia paskui ir kaštus, nes tada tenka užsisakinėti tą detalę iš kažkur, tai užtrunka daug laiko, kol ją atveža. Dar negali žinoti, ar jinai tikrai tiks, nes ne visada pacientai atsiveža tos dokumentus, kokiais implantą turi, nes kiekvienas implantas, kiekviena sistema turi savo pasą, savo išmatavimus, savo numerius, registraciją ir taip toliau. Ir pacientai dažnai tų dokumentų neturi, jie jų negauna, jų neatsiveža. Ir mes tada susidurėm su tokiu, kad mes net negalim pasakyti, kokia tai ta sistema, nes tų sistemų yra labai daug. Jų yra šimtai įvairiausių skirtingų.
Tai taip, nes negali žinoti nei kas buvo atlikta, nei kas buvo daryta, ar buvo dėtas kažkoks kaulo pakaitalas, ar buvo kažkokie priauginimai. Kartais mes galim matyti iš tam tikrų rentgeno duomenų ar iš klinikinių kažkokios apžiūros, bet pasakyti tiksliai, kas buvo suplanuota, kaip buvo atlikta, kokia buvo daktaro vizija ir kokia buvo mintis, mes negalim, nes paprastai labai retas pacientas atsiveža tvarkingą medicininį išrašą, bent jau išverstą ar į anglų kalbą, ar net ir iš tos šalies kalba. Paprastai nebūna jokio dokumento. Jeigu mes čia tarp gydytojų galim bendrauti, bet jūs atėjot pas mane, nueisit pas kolegą, pas kitą kolegą Vilnių, Klaipėdoj, Kaune, Palangoj, nesvarbu, mes galim tuos dokumentus vieni kitiem galbūt nepersiųsti, bet pacientas juos gali gauti iš vienos klinikos ir išsinešti į kitą ir tada gydytojas turi visą žmogaus gydymo istoriją. Čia šitą grandį mes vėl prarandam. Nes dažniausiai žmogus atvyksta, sako, man kažkas padaryta. O kas padaryta? Jokio atsakamumo nėra. Tai mes su tuo susidurėm ir su Turkijos gydymu, ir su Baltarusijoje besigydančiais, ir su Rusijos teritorijai besigydančiais žmonėmis. Mes tiesiog tų duomenų neturim. Tie, kurie viskas gerai, žmonės paprastai pas mus neateina, bet iš to kiekio, kuris atvyksta su kažkokia bėda, tai tikrai yra dideli skaičiai. Nes, sakau, tai chirurgija ir protezavimas yra tokie fundamentalūs dalykai, kai vis tiek žmogui niekada iš pirmo karto nebūna viskas idealiai gerai. Vis tiek kažkur kažką reikia, kad ir minimaliai pakoreguoti ir kartais burnoje tas milimetras, jis labai daug reiškia. Įsikiškim kažką tarp dantų ir pabandykim pagyventi. Suprantam, kad yra baisus diskomfortas, nors ten gali būti visiška tokia, kaip sakau, plaukas papuolęs, mažytė detalytė. Bet žmogui tas labai labai įtakoja jo gyvenimo kokybę. Ir tų žmonių tokių skaičius jis auga dėl to, kad vis daugiau žmonių renkasi nori pasidaryti pigiau, nori pasidaryti greičiau, bet dažniausiai viskas baigėsi tuo, kad pataisyti grįžus kainuoja dar daugiau. Tai vėl, čia ta patarlė labai gražiai galioja, kad tas taupusis dažniausiai susimoka kelis kartus. Aš galvoju, gal pirmiausia, kiekvienas, kuris savo svarsto ir planuoja išvykti gydytis, jis turėtų dar prieš tą darydamas savo atsakyti į tuos kelis klausimus. Kas bus, jeigu man bus blogai, ar aš turėsiu, kas man padeda. Juk turbūt yra įvairiausių klinikų, kurios galbūt ir kontaktuoja su pacientais, jos kažkaip konsultuoja, tų priemonių bendravimo šiai dienai yra labai įvairių. Toliau kitas klausimas, ar atsakyti, į kurį turėtų savo pats pacientas, ar aš galėsiu sau leisti grįžti pas tą daktarą, jeigu man kažkas įvyks. Nes paprastai dideli darbai, kurie atliekami, jie, kaip sakiau, jau reikalauja priežiūros, reikalauja sekimo, kartais reikalauja tam tikrų korekcijų. Ir vėlgi, kai žmogus yra čia, tą padaryti labai paprasta. Kai žmogui kažkas yra padaryta kitur, dažnai gydytojas esantis čia Lietuvoje, jis nelabai ir nori imtis, nes kaip ir nežino, kas padaryta ir pataisyti kažkokį tai mažą etapo dalį ne visada įmanoma. Dažniausiai reikia viską perdarinėti, o tai jau yra kaštai. Mes, gydydami savo pacientus, mes jiems suteikiam tam tikrą, sakykime, gal ne garantiją, bet tą priežiūros laikotarpį, per kurį mes taisom, tvarkom, koreguojam, pareguliuojam ir tai nekainuoja papildomai. Bet jeigu kažkur gydymas atliktas ne pas mus, tai visos tos korekcijos, visi pataisimai jie kainuoja. Tai iš tos klausimus reikėtų savo atsakyti prieš išvykstant. O jeigu jau taip atsitiko, kad įvyko bėda, tai tada pagrindiniai tokie dalykai yra tie, kad reikėtų pabandyti susisiekti su klinika, kurioje yra atlikta viena ar kita procedūra, pabandyti maksimaliai gauti visą medicininę informaciją, kas buvo atlikta. Nesvarbu, kokią kalbą šiai dienai mes tų vertimo galimybių turim, bet tiesiog turėti nors kažkokį tai išrašą ar dokumentą, kas buvo padaryta, kada buvo padaryta, kokios medžiagos buvo naudotos. Tada vėlgi mūsų gydytojams daug lengviau, nes kartais mes galim tada pritaikyti kažkokį iš savo turimų instrumentų, galų gale, kaip sakiau, kažką užsisakyti iš kažkur tai, kad mums atvežtų tam, kad galėtume tam žmogui padėti. Aišku, jeigu yra ūmi komplikacija, ten pūlinys, kraujavimas, tinimas ar kažkas, tai tokiu atveju reiktų nedelsiant kreiptis į
Dažniausiai visi pacientai Vilniuje kreipiasi į Žalgirio kliniką, Klaipėdoje yra centras, Kaune yra centras, kur teikiam tokią skubę būtinąją pagalbą. Tai tokiu atveju labai svarbu nedelsti, nes kuo greičiau yra suteikiama ta pirma būtinoji pagalba, kur kartais būna vėlgi elementarus kažkoks antibiotikų paskirimas, kažkoks pjuvelis išleisti susirinkusius pūlius ar seną kraują, ar būt kraujavimo stabdymas, tai šita pagalba jinai visą laiką yra suteikiama. Gydytojai yra skirtingi ir pas mus yra gydytojų įvairių ir užsienį yra visokių gydytojų, bet mes visuomet turim pagalvoti apie tai, kad eidami Lietuvoje pas gydytoją mes dažniausiai pasiskaitom atsiliepimus, pasiklausiam giminių, draugų, artimųjų, susirenkam tą vadinamą nuomonę arba feedbacką apie daktarą ar kliniką. Vykdami į užsienį turėtume padaryti tą patį. Specialistų yra įvairių, yra gerų specialistų, yra blogų specialistų. Specialistas per atstumą, jisai didina riziką. Dėl to, kad net ir labai gerą specialistą, net ir labai geriems specialistam įvyksta komplikacijų. Net ir visiškai idealioje situacijoje, net ir Lietuvoje, visiems žmonėms gali pasitaikyti kažkas. Organizmo atsakas, nenumatytas liga kažkokie, tai, kurie įtakoja net ir visiškai paprasto banalaus gydymo ir gydymo eigą. Tai kartais tas neįvertinimas, jisai sukelia paskui daugiau bėdų ateityje. Taigi pasidomėti apie specialistą, pas kurį planuojam vykti, turėti to specialisto kontaktą įvykus kažkokiai bėdai. Na ir galų gale vėlgi pagalvoti apie tai, kad geras specialistas, jisai visur yra bet kokioj šalyje. Jis yra investavęs į savo išsilavinimą, jis yra investavęs į savo žinias, jisai galų galiai investavęs į savo kliniką, įrangą ir dažniausiai turbūt norės gauti tam tikrą atlygį už savo darbą. Tai vėlgi, kai yra labai pigu ir labai greitai, tada turėtų iškilti klausimas, ar tikrai visos sąlygos, kurias minėjau anksčiau, yra išpildytos.